Pirmasis laiškas. Laiškas gautas lapkričio 4 dieną, 18:03. Pasirašo vyriškis iš Vilniaus. Protestai jėga, aktyvūs žmonės jėga, drąsūs žmonės jėga. Tačiau neramina, kad žmonėse daug baimės ir pykčio. Emocijos tiesiog verda. Daug spekulacijų, bet mažai faktų. Kažkurioje vietoje atitrūkstama nuo realybės. Taip, Žemaitaitis yra populistas ir jo pasisakymai pripažinti antisemistiniais. Bet tik tiek. Ne pirmas toks ir ne paskutinis. Jo galios nedidelės, o sąsajos su Kremlium tik spekulacijos. Visuomenė yra daugialypė, o valdžia yra to atspindys. Nenorėkim, kad visa Lietuva būtų vienoda. Demokratija stipresnė negu atrodo ir pritaikyta veikti įvairovėje.